kaip paskatinti tą, reiškia, nedidelį srautą, kur nėra baisingai daug srauto komentarų, kaip paskatinti nors kažkokias apraiškas tų kokybiškų diskusijų. Ne tai, kad sutvarkyti iškart viską, priimti gerą įstatymą, kuris kaip įjungus iš kažkokią tai rankeną, viskas susitvarkytų. Ne, galbūt galima tiesiog nedidelę dalį kažkaip tai skatinti kitokio bendravimo. Tai kažkodėl internetiniai komentarai, jeigu pastebėjote, dažniausiai pradžioje buvo visai niekaip necenzūruojama, visi galėjo kaip kas nori kalbėti ir galėjo ką kalbėti ir šiukšlių daug pridėti. Dabar atsirado tas elementas, kad tie, kurie nepatinka arba negeri, kad išimti. Tai aš sakau, kad reikėtų perėti kitą stadiją. Ne tie, kurie negeri išimti, bet tie, kurie verti dėmesio, paskaitantieji turėtų, padėti kažkokį kokybės ženklą, pasakyti, kad šitam verta kalbėti, ar šitas vertas pasilikti. Įsivaizduoju straipsnį, kuriame yra 10% viešoje erdvėje esamos informacijos kažkokia tema ir dar plus 10 komentarų, kuriuose yra visa likusi informacija, kuri gali būti paskelbta ta tema. Tai yra tas, ko mes siekiam idealistiškai. Mes galim bent kažkiek prie to priartėti. Dar vienas dalykas, kurio, manau, labiausiai trūksta, kuris paskatintų konstruktyvę diskusiją, tai galimybę atsakyti tiesiai į kažkieno komentarą. Nes kai jie visi susiplaka ir galbūt vienintelis komentarus atskiriantis dalykas yra šito anonimo vardas, kuris yra kažkas kitas, tai ta prasme labai sunku paskui atskirti, kas su kuo bando kalbėtis. Čia ir tai prarandama vertinga diskusija. Šiaip įmonė, nes aš mėgstu juokauti kartais, kaip pagyvinti, reiškia, lietuvių ateimo balsavimą, kaip paskatinti lietuvius balsuoti, tai iš tiesų labai natūru bent jau žmonių. Tai reikėtų padaryti jiem įvesti balsavimo sistemą, kad jie galėtų atiduoti vieną balsą už ir prabalsuoti vieną balsą prieš. Tokiu atveju tai paskatintų balsas prieš, paskatintų ateiti daugiau žmonių balsavimo dėžės, nes lietuviai visą laiką mėgsta skųstis, ten ginčytis ir dar kažką. Tai tokiu atveju irgi galima šitą pliuso minuso sistemą kažkaip pritaikyti, aktyvinant tą patį žmogų reikštis ir viešoje erdvėje. Praktiškai, kai pats žurnalistas ar pats rašytojas komentuoja savo tą straipsnį, kad komentarų kiekis būna koks trigubai didesnis, negu kad natūraliai reiškia. Kažką intrigavau, tu gauni atsakymą, o čia man aš tai manau, kad tas variantas visai įmanomas, bet aš manau, kad vis dėlto įmanomas išskirtiniais atvejais, tokiais kaip, na, tarkim, iš tikrųjų, kai yra kažkokie rimti figūros, jau, ta prasme, patys autoriai, yra patys autoriai ir asmenybės. Matote, čia ekonominis, už visko stovi kažkoks ekonominis modelis. Jeigu tu parduodi prekes susijusios su pedagogų streiku, reiškia vėliavėlės, visokius barškučius ir petardas, tada tu darai blogą, aš čia modelį pasakoju, taip labai suprimityvintai. Reiškia, darai blogą ar kažkokį tinklapį, kuriame profesionalai, streikų profesionalai pasakoja. Reiškia, kad itališkas streikas, reiškia, visi dirba pagal taisyklės ir geležinkelis sustoja. Reiškia, ir taip toliau, ir diskutuoja. Iš tikrųjų yra tie būdai, kaip galima būtų tuos žmonės paskatinti vienaip ar kitaip pamatyti vertingesnius dalykus, būtent gal čia bus ta lėkštelė, bet vis tiek bus, tarkim, iškesnė. Tai jau čia toliau priklauso nuo įvairių iniciatyvų ir aš tikiuosi, kad šitos iniciatyvos toliau bus ir kad iš tikrųjų žmonės patys po to jau supras, kur tą vertę galima ir kaip čia galima suteikti pačiam ir gauti.